Labadiena, brangūs žiūrovai. Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybose prasideda aštuntfinalio etapas ir pirmosios rungtynės šiandien jau yra jūsų dėmesiui. Marijampolės City šiandien jų varžovai yra aukščiausios lygos OptiBet A lygos komanda Gargždų Banga. Jo perdamas smūgis galvoje ir Soso Kardava, rezultatyviausių pirmos lygos žaidėjų ir rezultatyviausias taurės žaidėjas. Smūgis galva ir 1-0. Marijampolės komanda veržėsi į priekį ir įvartį atrodo muša Bogdanas Micikas. Ukrainietis siunčia širdeles visiems čia susirinkusiems žiūrovams ir taip pat jums šios tiesioginės transliacijos stebėtojams. Dabar perdamas čia į baudos aikštelę ir Banga lygina rezultatą 1-1. Paliko vartus ten Soso Kardava ir Robertas Veževičius. Kol kas džiaugsmas santūrus. Dabar Bangos ataka ir čia gali būti įvartis. Soso Kardava šįsyk gelbėja, Piliukaitis labai arti buvo įvarčio. Atakuoja ir vėl daug erdvės čia baudos aikštelėje. Šį kartą pasirinktas smūgis su Panevėžiu. Dabar Bangos ataka, čia nieko nėra, vartai jau tušti. Soso Kardava, kažkoks šiek tiek netgi chaosas ten baudos aikštelėje. Prasidėjo jau pridėtas laikas ir muša įvartį. Muša įvartį Justinas Januševskis. Standartas ir Banga muša įvartį į rūbinę. Tas faktas, jog visi trys įvarčiai šioje dvikovoje krito smūgiais galva. Dabar pirmasis įvartis, kuris yra mušamas ne galva, o kojomis. Ir dar vieną įvartį muša Banga, Deividas Dovidaitis. Banga galbūt jau ir nebebuvo tose rungtynėse. Čia Gargždų galimybė. Ir 11 metrų baudinys yra skiriamas. Buvo žaidimas ranka ir jis realizavo baudinį dvikovoje prieš Babrungą. Čia Veževičius realizuoja baudinį rungtynėse prieš Marijampolę. Paberidžiai. Lukovskio perdamas, smūgis galva ir virpstas. Nedas Lobukas. Štai taip. Nedaug trūko iki antro įvarčio Marijampolės komandai. Perdamas iš gilumos, Veževičius pasileidžia į priekį ir pritrūko čia jau šiek tiek Robertui. Futbolo federacijos puslapyje informacijos, šiais laikais tikrai visur galima atrasti. Tėvas išsaugotas kamuolys aikštės ribose, jau baudos aikštelėje Andrejevas, jos smūgis ir Marijampolės komandos vartininkas vėl savo vietoje. Kęstutis Bartuškevičius puikiai suprasdamas, kad viskas čia šiandien yra aišku. Taip,